Kas kalba? Petras. Petras? Iš kur Petrai? Likitai, tu man patinkėjai. O, čia gerai. Alio, tavo pajeriukai man nemirtingi. Tikrai, žinai, Petrai, pakalbėk su psichoterapeutu, tau kažkas negerai. Negerai, Petrai. Likitai, ar girdit? Taip, girdim. Aš norėčiau psichoterapeutų klausimų. Taip, klausim. Parodyk, psichoterapeuto pakalbėkit su juo. Dėl jūsų veiklos, kaip pasiskreiptis, kur jūs susirast galima būtų? Kokia problema? Šiaip mano kabinetas randasi Kanto gatvėje, Kanto 11, Kaune. Immanuelio Kanto. Kokios problemas vargina, Petrai? Man? Taip. Masturbacija. Petrai, žinok, tau reikia įsijungti. Rytinė ar vakarinė? Reikia tau įsijungti televizorių po 11, žinok. Po 11 bus kaip tik laida tokia. Gerai, ponai, ačiū už skambutį. Aš žiūriu, kad jūs tikrai kankina rimtas problemos. Reiškia, tam, kad tokios problemas nekankintų, aš manau, kad ponas Petrai, reikia merginą susirasti, ne Petrui? Ta, Vytautai, ar ne? Petrai, susirast merginą ir nekankinti tokias problemas, aišku. Ar ne? Taip, problemas rado vyrai, ne? Geriau pašnekam apie saldumynus. Panelis pašiurtas. Tiesiog geriau pašnekam apie saldumynus, tas vaikinas tegul nueina. Jis tikrai turi didelių problemų. Jis išspręs savo problemą, užvalgys dar skanių mūsų tortų ir jam visai išties gyvenimas. Beje, žinokit, mes gavome internetu labai daug įvairiausių progų ir jūs pačios turbūt išrinksite, kas laimėjo.